Sveiki gyvi, mes ir vėl su jumis susitinkame dainų dainos atrankose. Jūs mums siuntėte savo dainas, mes jas čia klausome, aptarėme ir tikėkimės viena arba net kelios iš jų suskambės didžiojoje dainų dainos scenoje. Beje, jeigu norite, kad jūsų dainos taip pat atsirastų čia, siųskite mums jas adresu dainudaina@lrt.lt. Sonata Noreikienė su viltim ir nerimu laukia, ką pasakys komisija išgirdusi jos dainą. Sonata yra būsima šeimos gydytoja, šiuo metu rezidentė. Taip, o dainuoji laisvalaikiu, rašai dainas? Taip, nuo pat vaikystės iš tikrųjų tai yra mano pagrindinis hobis. Dainuoju ir šiek tiek ir lavinu vokalą savo. Na ir kūrybą, aišku, nuo pat vaikystės užsiemu. Tikiesi, kad būsimoji gydytoja turės laisvo laiko? Aš manau, kad taip, kai nori, viskas įmanoma. Labai seniai svajojau, iš tikrųjų, savo dainas parodyti daugiau žmonių, ne vien tik tai savo draugų tarpe, artimųjų tarpe. Šitą dainą rašiau savo vyrui. Aišku, buvo pati draugystės pradžia, tų jausmų labai daug ir iš to ir gimsta tokios dainos, iš tikrųjų. Tai buvo, jisai iš tikrųjų buvo išvykęs į Ameriką, tada aš tą dainą ir sukūriau jam, kad kai sugrįžęs jam tą dainą kaip staigmeną padainuočiau. Tai va. Širdį tokia ryški šviesa ir pats šilčiausias jausmas rodos netelpa jau manyje, kad aš tave myliu, kartoti tau galiu, priglaudus prie širdies, lygi gilios nakties, kad aš tave myliu, dainuoti tau galiu, kol gitara skambės ir stygos jos virpės. Aš manau, kad jeigu jinai patektų į dainų dainos jau finalą ar pusfinalį, aš nežinau, į kur, tai aš manau, kad ne pačiai reikėtų dainuoti. Nes vienas dalykas, dainininkas, profesionalas, jisai truputėlį įvairiau atliktų priedainį ir šiaip yra labai nedidelis skirtumas tarp posmelio ir, sakykime, ir priedainio. Ta reikėtų ryškinti stipriai. Ir aš manau, profesionalas galbūt su padedamąja grupe tai galėtų padaryti, bet šiaip tai taip vidutiniškai. Tik tai jūs turite dainuoti ir būtinai turi būti artistiškas numeris. Man primena, na palauk, jūs galėtumėt su kiškučių choru, reiškia, kur vilkas bus, neguračka. Gerai, supratom, ačiū. Kokia antra daina bus, dar kartą priminkite? Mamai, klaustom. Mažas saulės spindulys, labas rytas pasakys, ne, saulė, tai oi ne, tai pažadina mama, nors pabusti ir sunku, bet žino, kad tai svarbu, rūpestėlio kupina. Juk pažadina mama, nors nemaža, esu mergaitė, bet visada liksiu maža mamos dukra. O mama, aš dar sugrįšiu, nepasiklysiu tarp savų jausmų. O mama, gal abejosi, bet sužinosi, kad aš tave myliu. Sonata, kai kuriem komisijos nariams jūs sugebėjote visiškai nurauti stogą. Mūsų geležinis Gediminas netgi taip pat, matėte, kažkurio momentu pradėjo siūbuoti, linguoti. Taip, rovėsi, kai kurie liko be žado. Gediminai, gal tiesiog tokia trumpa jungtinė komisijos išvada. Aš galvoju, kad šita daina galėtų įeiti į kažkada tai būsimų hitų, topų, ar kaip čia pavadinti, labai populiarių
dainų tarpą, kadangi tikrai įsimenantis paprastas, elementarus priedainis, aš negalvočiau, kad tai gali būti dainų daina šio konkurso, kadangi mes turim labai daug formatų ir mes vis tik negalim tokios paprastos, elementarios, bet jinai savo paprastumu, jinai tikrai nuperkanti. Ir tas priedainis, viskas labai paprasta, bet viskas yra labai, labai priimtina liaudžiai. Taip, kad aš manau, kad čia būsimas hitas. Visiškai pritariu. Atiduodam raudonikiui, pagreitinam tempą, išmetam mamos temą, tai turi būti kažkas tai ten. Dar Zvonkus paaranžuoja ir ir duetas tam Frankonis. Komisija linksminasi, buvo gera tave matyti iki pasimatymo. Laimingai. Taigi čia linksmybės jau veržėsi per kraštus, bet už durų yra dar nekantraujančių pretendentų kopti į dainų dainos sceną. Beje, priminsiu, jeigu ir jūs norėtumėte būti čia ir pasilinksminti kartu su mumis, atsiųskite savo dainą. Dainų daina@lrt.lt. Prašome, siųskite, laukiame, o dabar kviečiame dar vieną. Nagi, susipažinkime su dar vienu pretendentu, drąsiai norinčių kopti į didžiąją dainų dainos sceną, Deividas Žygas. Vilnius, Londonas. Labas, Deividai. Sveiki. Kur dabar esi dažniau? Vilniuje ar Londone? Vilniuje. Vilniuje, Londone kiek laiko praleidai? Porą metų. Žiūriu į tavo baltas rankas ir suprantu, kad nedaržus ten ravėjai, Ne. ne indus plojai. Ne. Ką veikiai? Studijavau verslą ir dirbau personalo skyriui. Tai atsiprašau, ko dabar stovi prie to mikrofono pasiruošęs dainuoti? Nes dainuoju, kuriu nuo mažumės. Ir šiuo metu va grįžau į Lietuvą ir vėlgi intensyviai tai įsitraukiau. Tai jau dabar yra 10 metų, kaip kuriu dainas ir pats dalyvauju daugybę konkursų, tai esu respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas. Šiuo metu, kas liečia, tai kuriu dainas kitiems, savos grupėms, atlikėjams, tai dėl to šiame konkurse ir išbandžiau savo jėgas. Šią dainą išleidau praeitų metų vasarą. Šios dainos žodžius parašiau aš, muziką aš, muzikos prodiuseris Lukas Pačkauskas. Tai dabar bandysiu pertikti jums. Atrodo viskas nyksta prieš akis, bandau išgirst, ką pasakys širdis, taip lengva suklysti. Savyje bandau atras nors kokią viltį, leis man pamilti. Žinau, tu girdi, tau lengva kilti, o taip noriu laikyti. Tad yra jausminga, tavo širdį leisk man sugrįžti į mūsų pasaulį, ten pasilikti. Man du skirtingi žmonės. Vienas, kuris atlikinėja, reiškia, dainą, ir kitas stovintis prie mikrofono. Visiškai mano asociacija tavo. Prie mikrofono stovi kuklutis, geras, kultūringas, jaučiantis taktą žmogutis, berniukas, ar ne? O atlikinėja kūrinį, gaunam, Narcizas. Jūs labai esate talentingas, be galo, be krašto talentingas, bet ne tiek talentingas kaip koks nors Michaelas Jacksonas, kuris leistų savo... Aš tai ir nežinau, ką pasakyti, nes du skirtingi žmonės, kai tu atlikinėjai ir tu ir kamerą dirbai, ten ir turbūt prie veidrodėlio daug dirbi, ir tau gaunas ir pajudėti, ir tas balselis yra pastatytas. Ir ta daina sustatyta iš tikrųjų neprikipsi yra, ir ten paskemenavimai, yra, laiko dvasiai, kaip sakoma, madoja, ar ne? Bet iš kitos pusės, bet ir neužkabina. Tu čia, aišku, aš suprantu, kad čia ne į berniukus. Aš iš karto į panelės vietą, aš labai mėgstu persikūnyti. Aš į jos vietą, man būtų atstumimas. Nes merginom patinka pasitikintis vyrai savimi, bet jie turi turėti pagrindo pasitikėjimo. O tu, išėjai iš rolės, ar ne? Ir tu esi kuklutis berniukas, o ten suvaidinta. Ir kažkas tai jaučiasi, kad tu ten vaidinė. Nors esi be galo, be krašto talentingas. Jeigu tu išspręsi savo egocentrizmo problemas, kažkokias, kurių tu galbūt dar neapčiupi, nes iš savo jauno amžiaus, tau labai gražiai gali viskas gautis. Okay, ačiū. Aš kažkaip nepajutau to labai susidvejinimo didelio,
pajutau tavyje susikaustimą daugiau, nes tu pradėjai žiūrėti vieną šoną, ten įsmeigė akis ir negalėjai atitraukti. Ta prasme, Jisai profas žiūrėjo į kamerą, kam jam jūs? Aš maniau, kad tenai žodžiai parašyti ir tu jų nemoki. Bet kadangi mes šiandien turim vertinti dainas, o ne atlikimą, tai principė mes neturėtume žiūrėti iš viso tavęs matyti. Mes turim klausyti dainą, bet mes tik tai tam matom tave, kad su tavim pabendrauti. Tai aš dėl pačios dainos. Ta prasme, daina iš savęs, jinai kaip ir gaunasi gerų frazių rinkinys, bet jas arba reikėtų apjungti kažkokią tai kitokią aranžuotę, kuri dabar irgi standartinė absoliučiai. Aišku, pačiam atlikti tą dainą nepatarčiau, čia turėtų būti vokalistas, nes pas tave, čia, bet apie vokalą mes šiandien nešnekam. Tai galbūt vokalistas tai apžaistų kartu dar keičiant aranžuotę. Bet šiaip daug kas keistina. Gal paprašiau parašyti kitą dainą? Iš tikrųjų, pilnai sutinku su komentarais. Tiesiog siunčiau, pabandžiau ir ką. Puiku. Dar viena pretendentė kopti į didžiąją dainų dainos sceną – Aušra Narvilaitė. Labą dieną. Jūsų santykis su muzika? Mano santykis su muzika, aš esu pati baigusi muzikos akademiją. Taip. Chorinį dirigavimą, profesoriaus Miškinio klasę. Ir šiaip tai aš turiu dainavimo studiją savo, turiu mokinių. Na ir dar šiek tiek užsiimu renginių režisūrą. Puiku, puiku. Žodžiu, 9 metai, tikiuosi to 10 nebus. O kaip yra su dainų kūryba? Čia tiesiog buvo toks kūrybinių galių proveržis, vienkartinis blyksnis, ar rašote pastoviai, kūrėte? Šitą dainą, kurią aš padainuosiu, jai yra šiaip jinai nenauja. Jai yra maždaug 10 metų iš tikrųjų. Ir jinai buvo rašyta su tikslu. Viena mano studentė ruošėsi konkursui ir tiesiog reikėjo kažkokios tai dainos. Galvoju, kaip faina, geras, mane pakvietė, patiko, reiškia, daina, gerai. Ir aš tada pradėjau įsivaizduoti, kaip aš ją turėsiu atlikti. Ir va tada man kažkaip, tai žinokit, ir kojytė sudrebėjo, rankytė sudrebėjo. Tai, žinot, kai esi pats treneris ir sakai, kad tu turi va tą padaryti, dabar galvok apie tą, nesinervink, čia, kaip reikia padaryti, aš žinau. Ir dabar apsisuko reikalas taip, kad aš pati turėjau atsidurti jų vietoj, kaip ir konkursas taip pat. Ir, žinot, savijauta, tai, tikrai, aš jaučiausi kaip, pirmo kurso studentė prieš kažkokį tai atsiskaitimą. Auksiniais pirštais man veidą glosto, pavargus skęsta į gelmę gilę. Tegu pailsi išplauks iš uosto, žvejai į jūrą, į daugiamylę. Pavargus skęsta į gelmę gilę. Tegu pailsi išplauks iš uosto, žvejai į jūrą, į daugiamylę. Išplauks narsuoliai, kastyčio broliai, žvejos per naktį ir tinklo rėtį. Sugaus man saulę, plukdys namoliai, paleis ją šviesti, palei žerėti. Man veidą glosto, pavargus skęsta į gelmę gilę. Aš nepamenu, kokia jūsų dabar profesija. Žinau, kad jūs mokėtės muzikos, bet ką dabar darot? Turiu savo dainavimo studiją, mokau žmonės dainuoti. Mokat žmonės dainuoti. Aš žiūrėjau į jūs, bet aš galiu būti visiškai neteisus. Gerai. Ir jokiais būtais neužsigaukit, gerai? Bet aš žiūrėjau į jūs, klausiau, kaip jai nepasisekė.
muzika ją aplankė. Aš matau tokią gyvenimišką dramą, jinai yra neįvertinta, jinai yra šalia perlo, bet jinai ne perlas, o kristi žemiau nebegali, nes jau muzika ją pamylėjus, jinai žino natas, jinai jaučia, jinai profesionalumas jums per ausis, per visur, iš plaukų, iš akių, iš antakių varva. Pasiklausykime Gediminas Zujaus nuomonės. Aš sakau, kad mes čia tam ir esam, kad jos dramą išspręsti. Kodėl jinai ne scenoje? Jinai turi būti Jūsų valioje nuspręsti. Taip, mes tą ir darom čia. Gediminai, jūs nieko neperrašytumėte šitoj Aš dainoj. nieko netaisyčiau, čia tai, kas turi būti, čia perlas. Ir tas perlas turi išvysti pasaulį. Aš pritariu 100%. O kažkaip Alvydo Jagelavičiaus veide išvelgiu kažkokią tai, nežinau, ar tai abejonė čia tuo perlu, ar rūstį. Ačiū labai, buvo įdomu būti šitoje erdvėje muzikinėje ir, kaip sakė, kad kūryba jūs aplankė be jokio užsakymo, nuoširdžiai įsiliejo tą melodiją. Tai palaikau, nors tos džiazo spalvos ir girdėtos, gal per daug atviros balsės, vokalė jūsų. Šiaip jaučiasi tas vokalos stiprus pasiruošimas, jūsų muzikalumas, tačiau per daug atviros balsės šiek tiek jos pridengt siūlyčiau. Gaubkite. Jeigu nesapyktumėt. Manau, kad tikrai yra vertesnių dainų. Šita daina yra kitokia, yra tokia truputėlį neformatas vadinamas. Bet jeigu jinai nuskambėtų eteryje, Nedos Malūnavičiūtės atlikime, aš būčiau be galo dėkinga, be galo laiminga. Aušra, ačiū labai, kad buvote šiandien su mumis. Aš tikiuosi, kad su šių 4 entuziastų palaima jūs atsirasite mūsų didžiojoje dainų dainos scenoje ir galų galiai išsipildys tas perlas. Ačiū. Beje, jeigu jūs norite būti Aušros vietoje ir ateiti čia pas mūsų perklausų studiją, atsiųskite savo dainą adresu dainų@lrt.lt ir mes su jumis susitiksime. O šiandien sakau iki rytojaus.